Sveiki visi, dar vieną projektą paėmėm, žodžiu, Yamaha R1 25 metų ir kaip vis laik pavėluotai pradedam filmuoti, nes niekada nesitikė, kad reikia kažką pafilmuoti. Žodžiu, toks pat modelis kaip šitas, tik tai turim biškį įdomesnį variantą, kad jisai pilnos galios, bet turi 35 kW. Aišku, ne visai 35 kW jisai turi, bet žodžiu, nupirkom už 3,5. Problemų daug turi, žodžiu, stovėjęs jisai lauke 3 metus buvo. Stovėjęs 3 metus, kas atsitiko nuo to, turim kūro siurblio baką, ne baką, siurbliuką. Jisai buvo pilnas rūdžių, pilnas. Čia buvo filtriukas, toksai va. Tas filtriukas jau šiukšliadėžiai, nes jis tiesiog su šituo siurbliu mocas tiesiog nevažiuoja. Jam neužtenka slėgio. Ko pasiekoje greičiausia užkimšo ir visus purkštukus, kurie yra va čia. Taigi, gavom išsivalyti ir gavom nusipirkti visą sistemą kūro. Sudėsim visą kūro sistemą ir žiūrėsim, ar pasikeitė ar nepasikeitė. Taipogi pakeitėm žvakės, kadangi ilgai stovės, viena žvakė pripūvo, nulūžo, vežėm, gręžė, tekino naują įvorę. Tai būtent va šitai žvakiai. Ir tai atėjo beveik, žvakių pakeitimas atsistojo beveik 300. Irgi nice dalykas. Toliau turim aksupas, biškį korozijos gavęs taipogi. Nuėmėm duslintuvus, katalizatorių reiks išmušti, pašalinti. Perdarinėsim originalų duslintuvą į sportinį. Tai gaunasi, kad ne keisim, o perdarinėsim. Taip pat turėjom sankabą. Čia daug reikia nefilmuoti, bet biškį privyrinom, kad jinai nebarškėtų. Turim tokius sankabos diskus, kurie yra juodi. Ir jie, nefaini. Aš nesakyčiau, kad jie kažką labai čia stipriai daro. Čia jau kažką buvo virinės irgi. Jau kažką darė. Va tokį va turim motorą. Reikia nuplėšti likusią šitą tarpinę ir užtepti naują. Šiandien sukrausim sankabą. Uždėsim, va taipogi varžtai visi parūdyje. Reikia naujų tarpinių šitų, nes per čia leidžia antifrizą. Tiek per čia, tiek per va tą žarną. Taip pat turim šakes, kurios baisiai leidžia. Tai taipogi užsakėm naujas, keisim, darysim. Gazo trosas yra sportinis, rankena pasisuka tik tai pusę. Kaip pusė. Kaip originaliai sukasi, tarkim, pilną ratą, taip čia tik pusė, sutrumpinta žodžiu. Tai keisim šitos ir keisim šitą, nes važinės mergina, tai jai nelabai tinka toks jautrus gazas. Čia viską reikia išsivalyti. Kaip mato, daug labai purvo, daug visko. Naujas akumuliatorius. Padangos atrodo kaip ir idealios, bet tačiau jos yra senos. Taigi jas montuosim ir dėsim kitas padangas. Tai va šiandien detalės yra išvežtos ruošti dažymui. Taip pat farą perdarinėsim. Dėsim lęšį. Žodžiu, bus labai panašios į va šitas faras. Aišku, reiktų šitam nusiprausti. Nudažym keletą detalių. Yamahos dangtelį. Šitos juodai nusidažėm. Prašosi tik susipoliruoti. Viskas padaryta, viskas nudažyta. Dabar bakas. Ką aš turėjau omeny su baku. Tai vat, bakas buvo visas rūdžių pilnas. Mes rūdis, žodžiu, beveik visas pašalinom. Liko tik tai ten smulkmės. Tai vat, bakas dabar jau yra gražus. Reikia tik perdažyti.
Seni duslintuvai. Jų nenaudosim, pasiliksim technikiniai, jeigu reikės. O žodžiu, dabar dirbsim su šituo lavonėliu. X5 dar visgi yra nepabaigtas. Tai kai pabaigsim, kelsim būtinai vidosiką, kaip jisai atrodo, kaip jisai važiuoja. Dabar šiaip prioritetas yra šitam daiktui. Biškelis smagiau. Penktadienį važiuojam į trasą. Galbūt įkelsiu kažkokių vaizdo įrašų iš trasos, kam įdomu apie mocus. Kas norės, parašykit, gal prisijungsit. Tai va, šiandienai tiek.